Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o čia esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Noriu paklausti, ar turite susikūrę savo paskyrą Facebook'e? Žinau, daugumai šis klausimas nuskambės keistai, tai jau beveik eina kaip savaime suprantama, todėl gerai. Jei jau turite susikūrę savo paskyrą socialinėme tinkle, kiek draugų turite? Ne vienas galėtų pasigirti, kad jie turi šimtus, o gal net tūkstančius Facebook'o draugų. Tačiau skirkite laiko ir pasidomėkite, kiek iš to ilgo sąrašo tariamų draugų iš tiesų yra jūsų draugai. Mes taip lengvai manipuliuojame žodžiais, frazėmis, kad kartais pametame jų tikrąją prasmę. Mes netgi turime patarlę, kad tikrą draugą nelaimėje pažinsi, arba drabužis geriausia naujas, o draugas senas. Esmė yra ta, kad tikri draugai taip lengvai neatsiranda, todėl vargu ar galėtume savo draugus vadinti visus, kuriuos nors kartą matėme ar porą kartų kalbėjomės. Kartais žmonių tikrasis veidas pasirodo ne iš karto ir net tie, kuriuos laikėme draugais, laikui bėgant atšąla, nukrenta tikrosios kaukės ir santykiai pašlyja. Gal vertėtų visą tą didelį būrį žmonių, kurie socialiniuose tinkluose gali būti vadinami draugais, vadinti tiesiog pažįstamais? Nes draugas yra kur kas gilesnis apibūdinimas santykių, kurie užsimezga tarp giminingų sielų. Taigi, kas yra draugas? Biblija mini, kad karalius Saliamonas turėjo 700 žmonų ir 300 sugulovių, tačiau šis išminčius nusprendė priminti, kad ne kiekis žmonių, kurie mus supa, yra svarbiausia. Nors mus supa daug žmonių, kuriuos galėtume pavadinti pažįstamais, nedaugelis jų yra mūsų draugai. Saliamonas rašė, 2 yra geriau negu 1, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triūsą. Mokytojo knyga 4 skyrius 9 eilutė. Nors santykiai mus labiausiai skaudina, Saliamonas rašo, jog vis tik investicija į draugystę apsimoka. Partnerystė, ką nors darant ir veikiant, yra žymiai malonesnė, nei jei mes gyventume ir veiktume vieni. Tyrimai rodo, kad žmonės vidutiniškai turi 2 gerus draugus per visą savo gyvenimą. Tačiau tai yra kur kas geriau nei turint daug pažįstamų. Kodėl? Toliau Saliamonas rašo, jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti. Vargas vienišam žmogui, juk kai suklumpa, nėra kas jį pakeltų. Mokytojo knyga 4 skyrius 10 eilutė. Kažkur teko skaityti, kad paskelbus geriausią draugo apibrėžimą laimėjo štai toks. Draugas yra tas, kuris ateina, kai tave visi apleidžia. Skamba gražiai. Galite jau dabar pradėti vertinti ir atsirinkinėti, kas yra jūsų aplinkoje tikrieji draugai ir kas tik pažįstami. Draugas yra tas, kuris ateina padėti išsikraustyti. Draugas yra tas, kuris padeda, kai nesiseka moksluose. Draugas yra tas, kuris pagelbėja, kai sergi. Draugas nėra tas, kuris visada šalia, kai smagiai leidi laiką. Draugas yra tas, kuris pasilieka šalia, kai ištinka vargas. Dievo Sūnus, atpirkėjas mūs, gelbėtojas, guodėjas, prisikėlęs Kristus, karalius nuostabus, garbinam tave, dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau, savo širdyje, garbinam tave, dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau, savo širdyje. Amžinas kūrėjas, kelias į namus.
širdyje, garbinam tave, garbinam, lenkiamės savo širdyje, garbinam tave, dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau savo širdyje. Prisikėlęs Kristus, karalius. Dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau savo širdyje, garbinam tave, dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau savo širdyje, garbinam tave, dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau savo širdyje, garbinam tave, dvasioje ir tiesoje, lenkiamės tau savo širdyje. Kasdienė mana. Karalius Saliamonas toliau rašė apie draugystę. Panašiai, kai dviese kartu miega, jie šildo vienas kitą. Bet kaip gali vienas miegodamas šiltai jaustis? Mokytojo knyga, 4 skyrius, 11 eilutė. Nors šios eilutės labai tinka santuokai, jos vis tik gali būti naudojamos ir tikrai draugystėje apibūdinti. Sakoma, kad anksčiau keliautojai atsiguldavo arti vienas kito, kad taip jiems būtų šilčiau. Manau, kad ir šiais laikais, jei papultume į ekstremalią situaciją su kitu žmogumi, mes irgi rinktumėmės vieno kito šilumą pasidalinti, kad išliktume gyvi. Tačiau manau, kad Saliamonas čia duoda ne tik patarimus keliautojams ar stovyklautojams. Jis primena, kad brandūs santykiai, draugystė turėtų mums teikti šilumą. Nežinau, ar teko jums pažinti žmogų, kuris atrodo visai nieko, tačiau viskas sukasi aplink jį. Kai susitinkame, jis pasakoja tik apie save. Ilgainiui pradedi galvoti, kodėl aš su juo susitinku. Ilgainiui pradedi ieškoti pasiteisinimų nesusitikti. Ilgainiui pajauti, kad toks bendravimas tavęs nešildo. Ne todėl, kad žmogus yra blogas, tiesiog santykiuose nėra bendrystės. Draugas yra tas, su kuriuo tu gali tikėtis, kad jis skirs laiko ir tavo džiaugsmams ir vargams, kuris padrąsins tave. Saliamonas rašo toliau. Vienišą žmogų lengva įveikti, 2 gali vienam sėkmingai pasipriešinti, o 3 virvę nutraukti nelengva. Mokytojo knyga, 4 skyrius, 12 eilutė. Sakoma, kad anksčiau, kai dar nebuvo šaunamojo ginklo, kariai visada kovodavo poromis, nes taip jie saugodavo vienas kito nugarą. Kodėl? Nes vieną žmogų žymiai lengviau įveikti. Ar turite tokių draugų, kurie saugoja jūsų nugarą? Kurie kovoja už jūs, kai jūsų nėra net šalia? Man ši draugo savybė ypatingai svarbi. Draugas neina ir neskleidžia apie tave apkalbų. Greičiau, kai jas girdi, jis jų neskleidžia ir jei žino, kad tai yra netiesa, bando jas sustabdyti. Dažniausiai, kai kalbame apie draugystę, mes žinome, kokio draugo norėtume, tačiau dažnas iš mūsų taip ir liekame tame susireikšminime, kai norime turėti gerų draugų, bet patys nelabai mokame jais būti. Tai suprantama. Atėjus nuodėmei į šį pasaulį atėjo susvetimėjimas į mūsų santykius su Dievu ir į tarpusavio santykius. Mes ilgimės to artumo ir šilumos, tačiau dažnai susireikšminimas, egoizmas, nusivylimai ir panašus dalykai palieka mus vienus. Tačiau šiandien noriu jums priminti, kad nesate vieni, net jei nelabai sėkmingai klostosi jūsų draugystė su kitais žmonėmis. Biblija sako, kad Jėzus yra mūsų draugas. Jis buvo mūsų draugas, kai mes dar jo net nelaikėme draugu. Laiške Romiečiams 8 skyriuje aš randu tokius žodžius.
Tai ką dėl to pasakysime? Jei Dievas už mus, kasgi prieš mus? Jei jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Kas kaltins Dievo išrinktuosius, juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi dešinėje ir net užtarė mus? Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Visą mes lengvai nugalėme dėliai to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Laiškas Romiečiams, 8 skyrius, 31-39 eilutės. Mes visi mokomės atsirinkti draugus ir patys būti draugais. Tačiau Jėzus parodė, kad yra patikimas draugas. Draugystėje su juo mes galime būti saugus. Ir tik tada, kai atrandame draugystę su Dievu, mes galime pradėti po truputį bandyti ieškoti draugų kitose žmonėse ir patys būti tikrais draugais. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.